Windows servisų jungimas arba išjungimas. Windows sistemoje programa gali veikti dviem režimais. Tai vienas režimas, kaip tarkime koks Firefox'as, tiesiog programa veikia, ją išjungiame ir jinai yra išjungta. Arba kitas režimas, kur programa veikia, mes ją galime išjungti, kaip aš tik uždariau Firefox'o langą, bet jinai vis tiek dar veiks. Tarkime, koks nors FTP serveris ar panašiai. Norint surasti tas programas, spaudžiame Windows klavišą ant klaviatūros ir R klavišą, įrašome services.msc, spaudžiame OK ir štai čia matome visas mūsų Windows paslaugas. Jeigu nežinote, ką darote ir ką jos reiškia, siūlyčiau nei vienos iš jų neliesti, bet mano atveju aš tik susinstaliuojau FileZilla FTP serverį. Matome, kad ši paslauga yra įjungta, galime ją patestuoti, einame į CMD, įrašome FTP ir savo lokalaus serverio adresą, spaudžiame Enter ir matome, kad jinai veikia. Įrašome savo vartotojo vardą ir slaptažodį ir puikiai prisijungime prie FTP serverio. Dabar pabandykime išjungti šią paslaugą. Spaudžiame dešinį ant šios paslaugos ir Stop. Ir pabandykime prisijungti prie šio serverio vėl. Matome, kad mūsų FTP serveris veikti nustojo, nes ši paslauga paprasčiausia nebeveikia. Pabandykime ją įjungti vėl. FileZilla. Taip pat galime eiti į šios paslaugos nustatymus ir taip pat paspausti čia Start mygtuką arba pakeisti kitus nustatymus, kaip ar jinai pasileis tik įjungus Windows ar ne, ir keletą kitų nustatymų. Pabandykime vėl prisijungti prie mūsų FTP serverio ir matome, kad jisai vėl veikia. Kaip matome, programa gali veikti kaip paslauga arba kaip, tarkime, nueikime į Text Managerį, arba kaip procesas. Nužudžius procesą, paslauga vis dar gali veikti ir ta programa vis dar gali būti aktyvi. Ši pamokėlė daugiau skirta sistemų administratoriams, namų kompiuterio vartotojams. Šių Windows paslaugų išjunginėti nerekomenduoju. Tiesiog nelieskite, nes dauguma iš jų yra Windows procesai ir išjungus netinkamą programą galite susigadinti savo Windows. Tai štai tiek šiam kartui. Nepamirškite uždavinėti savo klausimus komentaruose ir paspausti laiko. Ačiū ir iki.